Sveiki, su jumis Nomeda. Na ir šiandien pakalbėsime tokia įdomia gilia tema - paslaugų gavėjo mirtis. Iš tiesų šitą temą įkvėpė mano šiandienos supervizijos susitikimas su mano nuostabia supervizijos grupe. Na ir iš tiesų dažnai dirbantis su paliatyvia slauga, su senyvo amžiaus kliento priežiūra susiduria su mirties faktu. Tiesiog paslaugų gavėjas miršta. Tai yra natūralu dirbantiems būtent šioje srityje. Na, tai atrodytų tarsi tai yra natūralu, tačiau klausimas dažnai kyla toks. Mirė paslaugų gavėjas, jaučiu nerimą, jaučiu liūdesį. Ar tai normalu, ar apskritai yra normalu jausti kažkokias emocijas, jeigu aš esu darbuotojas, tai buvo mano paslaugų gavėjas. Na ir ar čia tokiam santykyje gali būti kažkokios tai emocijos, negali būti, ką su jomis daryti ir kaip man savo iš tiesų padėti. Tai pirmiausia, taip, tai yra visiškai normalu jausti liūdesį, jausti įtampą. Jeigu sužinojot, kad jūsų paslaugų gavėjas mirė, galbūt netgi jūs patys ir radote savo paslaugų gavėją mirusi, atėjo pas jį į namus arba atėjo pas jį į kambarį, na jeigu dirbat stacionare, taip, tai yra visiškai natūralu, visiškai normalu. Galit ne tik tai liūdesį jausti, galit jausti ir netgi pyktį, galit jausti neteisybės jausmą, gali įvairiausių emocijų kilti su tuo. Dėl ko tai atsitinka? Iš tiesų, ar ne, kad ir kaip kalbama apie tai, kad profesinis santykis yra profesinis santykis ir jame kažkokių asmeniškumų ar tūmų būti negali, tačiau dažnai tarp kliento, tarp paslaugų gavėjo ir darbuotojo užsimezga vienoks ar kitoks emocinis ryšys, ypatingai jeigu tai yra jūsų ilgametis klientas, jeigu jisai buvo jums profesinė prasme artimas, jeigu tarp jūsų užsimezgė kontaktas, jeigu jūs turėjote vairiausių pokalbių, ką jau pasakoja klientas apie savo gyvenimą, apie savo jausmus, apie savo patirtis. Na ir daug laiko su tuo klientu praleisdavot, natūralu, kad užsimezga vienoks ar kitoks emocinis ryšys. Tiesiog žmogus yra sociali būtybė ir kokiam vaidmenyje jisai bebūtų, ar tai yra darbuotojo, profesionalo vaidmuo, ar tai yra kliento vaidmuo, ar tai yra dar kažkoks tai kitoks galbūt socialinis mūsų vaidmuo. Tarp žmonių natūraliai užsimezga socialiniai ryšiai ir natūraliai gali atsirasti emocinis ryšys. Tai kartais susiduriu su tuo iš tiesų supervizijoje, kad žmonės pasako, darbuotojai pasako, kad sako, man kažkaip baisu sakyti, bet aš jaučiu kažkokį prieraišumą tam klientui. Aš jaučiu kažkuo man esi artimas, bet man kažkaip baisu pasakyti, kad čia mane dabar visi nuteis, sakys, tai kaip tu, taigi negali būti jokio kažkokio artimo santykio su klientu. Taip, artimo draugų santykio nerekomenduojama yra turėti, apskritai nėra rekomenduojama dirbti su artimu žmogumi, teikti jam paslaugas, nes labai yra didelė tikimybė atsirasti ir vidiniam konfliktui, ir interesų konfliktui, ir visokiausių kitokiausių panašiausių dalykų. Tačiau pirmiausia, ką reikėtų suvokti, kad darbuotojas taip pat yra žmogus. Žmogus, kuris turi emocijas, kuris turi jausmus ir tarp žmonių užsimezga emocinis ryšys. Tai šitoje vietoje iš tiesų, kas yra labai svarbu, tai suvokti, kad kliento mirtis, paslaugų gavėjo mirtis, tai yra natūralus dalykas, ypatingai jeigu tai yra paliatyvi slauga, jeigu tai yra senyvas klientas, senas klientas, ir kuris jau anksčiau ar vėliau buvo pradėjęs eiti link mirties. Tai pirmiausia reikėtų žinoti tai, kad yra mirtis ir mirimas. Du atskiri dalykai. Tai mirtis yra faktas, kada jau žmogus numirė, mirimas tai yra procesas, reiškia, kada žmogus eina link mirties. Tai mirimas gali įvairiai tęstis nuo kelių valandų iki netgi kelių mėnesių, 4-6 mėnesių. Kada žmogaus būklė sparčiai blogėja, ir jau nebesitikima, kad jinai pagerės. Tai laikoma mirimo procesu, kurį, tarp kitko, išgyvena, mato, patiria ir šalia esantis darbuotojai. Tai visiškai natūralu,
kad žinant, jog jūsų klientas miršta, jausti įvairiausias emocijas. Kitas dalykas, kuris irgi yra labai svarbus ir savo reikėtų šitą priminti ir įsižeminti, kada klientas eina per mirimo procesą, jo aplinka eina per netekties stadijas. Išgyvena natūraliai netekties stadijas. Tai tiek ir artima kliento aplinka išgyvena netekties stadijas, ir jo kokios jos, tai jau žinote, šokas, neigimas, ieškojimas, pyktis, liūdesys ir visa kita. Įvairiai jos yra vadinamas derybų stadija, yra pakeičiamas ieškojimas ir taip toliau. Bet kuriuo atveju jūs einate per šitas stadijas. Tai tiek jo artima aplinka patiria netekties gedėjimo laikotarpį, dar netgi klientui nemirus. Nors jūs jau žinot, kad jis tikrai mirs, jau tikrai žmogui blogėja akivaizdžiai, tačiau jis dar nėra miręs, jau prasideda gedėjimo stadijos, jau prasideda netekties etapai. Ir lygiai tos pačius etapus gali išgyventi darbuotojas. Lygiai taip pat galite išgyventi jūs kaip specialistas, kuris dirbote su šituo klientu. Tai klausimas, ar normalu jausti kažkokius tai jausmus, emocijas, kai klientas mirė, arba kai aš žinau, kad jau mano klientas labai greitai numirs, jau viskas jau, tikrai jau faktas, kad žmogui tikrai nebepagerės. Taip, tai yra visiškai normalu. Ir šitoje vietoje reikėtų tikrai save įsižeminti ir priimti savo jausmus, tiesiog ne patį faktą, kad mirtis mūsų profesijoje nėra toks jau retas dalykas. Ypatingai, jeigu dirbam su senyvu klientu. Tai čia yra labai svarbus dar kitas momentas. Kaip padėti savo, kada miršta klientas? Jeigu tikrai atsiranda, tai nebūtinai, kad jūs su kiekvienu savo klientu turėt kažkokį vienokį ir kitokį emocinį santykį, galėtų su kitu visiškai nebūti, jokio santykio, ar ne? Tai gali būti, kad su kitais jūs buvot labai kažkaip, ar ne, tarsi net savaime nepajautėt, susirišot, ar ne, kažkokių emocinių ryšių. Ir va štai jūsų klientas numirė, ir dabar ateina liūdesys, nerimas, baimė, įtampa, daugybė emocijų ir jausmų gali šitoje vietoje pasireikšti. Tai pirmiausia, ką aš visada rekomenduoju, tai įstaigoje leisti kalbėti savo apie jausmus. Neneigti emocijų jausmų, kurios kyla mirus klientų. O atvirkščiai legalizuoti kalbėjimą apie tai, kaip aš jaučiuosi darbo vietoje. Nes visgi mirtis yra, kaip iš vienos pusės, tai yra natūralus gyvenimo dalykas ar nenatūralus gyvenimo etapas, iš kitos pusės tai yra netektis. Darbuotojai lygiai taip pat patiria netekties stadijas kaip ir artimieji, nes ilgą laiką galbūt praleido su savo klientu. Tai šitoje vietoje pirmiausia legalizuoti įstaigoje kalbėjimą apie emocijas ir jausmus. Leisti savo iškalbėti. Iš tiesų, aš visada sakau, turėkite kažkokį ritualą, turėkite kažkokią tradiciją. Ką darote mirus klientui? Aš žinau, kad viena įstaiga yra labai žiauriai geras pavyzdys, galbūt jis jums irgi patiks. Tai jie tiesiog, kada miršta klientas, susirenka jau po visko, susirenka komanda, kolektyvas prie arbatos ir pasakoja istorijas apie tą klientą. Savo patirtis, savo prisiminimus, kažkokius tai netgi ir galima ir linksmus, ir liūdnus prisiminti, net svarbu, kas tai bebūtų. Pasakoja tiesiog istorijas ir taip paleidžia susikaupusias emocijas, nes gedėjimas visgi yra irgi natūralus procesas ir jį reikia pereiti. Tai legalizuoti kalbėjimą įstaigoje, darbo vietoje apie tai, ką jūs jaučiat, kada jūsų klientas miršta. Tai pirmas dalykas, kaip savo padėti. Kitas dalykas, neužstrigti toj situacijai, paleisti savalaikiai visus šitos jausmus susijusius su jūsų klientu. Rašykit laišką, aišku, kurio neišsiųsit. Rašykit kažkur tai, net nežinau, užrašų savo knygutėje emocijas, jausmus, kaip aš jaučiuosi, dėl ko aš taip jaučiuosi, ką man tai reiškia, ne? Ir trečias dalykas, prisiminti, kad tai visgi yra profesinis santykis.
Šioje vietoje ne tik tai svarbu savo emocijas ir savo poreikius iškalbėti, iškomunikuoti, tačiau prisiminti, kad tai visgi yra ir profesinis santykis. Ne, kad mano darbas yra susijęs tiesiogiai su to žmogaus gyvenimu. Jo gyvenimo pabaiga yra tiesiog vienas iš mano darbo aspektų. Jo orumo užtikrinimas, pagalba jam, kažkokie visokie kasdieniai darbai, vėlgi, įžeminti save, kad šitoj srity, dirbant paliatyvioj priežiūroj su senų klientų, mirtis yra visiškai natūralus dalykas, kuris kartais pasitaiko. Tai priminti savo, pirmiausia, kad visgi aš esu profesinėme santykyje ir labai svarbu man visgi toliau teikti paslaugas kitiems savo paslaugų gavėjams, tiems, kurie vis dar yra gyvi, tiems, kuriems manęs vis dar reikia. Tai 3 būdai, kurie iš tikrųjų padeda įžeminti, paleisti su klientų mirtim susijusius dalykus, susijusius išgyvenimus, emocijas. Tai pirmiausia, prisiminkim, pirmas, priimti, kad tai yra visiškai natūralu jaustis vienaip ar kitaip, netgi kartais papykti taip pat gali ateiti ir pykčio jausmas. Turėti ritualą įsižeminimui, paleidimui, erdvę įstaigoje, kur kalbėti apie, kaip paleisti klientą. Toks tarsi simbolinis paleidimo veiksmas, kaip aš jums pasakojau šitą kitos įstaigos patirtį, susėda ir kalbasi apie tą žmogų. Ir viskas. Ir kitą dieną vėl visi eina į darbą, dirba savo įprastus darbus, suvokdami, kad visgi mirtis visada yra kažkur tai šalia. Ir trečias dalykas – įsižeminti per profesinį santykį. Priminti savo, kad tai yra mano darbas, kad tai yra viena iš mano darbo dalių, vienas iš mano darbo dalykų. Ir taip kartais atsitinka, kad mano klientai numiršta. Tai yra tiesiog kaip faktas. Ir visada, kaip sakau, yra kita dar 4 išeitis. Ateikite į supervizijas, ateikite į intervizijas, kalbėkite apie tai, pasakokit savo išgyvenimus, klauskit patarimų, sutikit kolegas, kurie yra panašius dalykus išgyvenę. Tai iš tiesų, augimas profesinėje srityje nesibaigia, kada baigiau universitetą ar kolegiją ar dar kažkokią tai mokyklą. Mes mokomės visą gyvenimą. Tai tikiuosi, buvo naudinga, įsižeminote savo jausmus ir susitiksime kitame video. Iki.